muzikos. Tai gerą dieną visiems, sveikinuosi su visais, kurie prisijungia ir šiandien, kad ir online, bet dalyvauja tarptautiniam renginyje kartu su viso pasaulio koučingo specialistais arba tais, kurie domisi koučingu, kurie domisi saviugda. Ir renginiai vyksta visame tikrai pasaulyje. Aš pati apie mindfulness tokiam sudalyvavau šiandien naktį iš Tailando buvo transliacija. Vyksta iš Brazilijos, Amerikos, mūsų Lietuvos padalinys irgi pakankamai aktyviai dalyvauja. Ir labai smagu, kad tos temos yra, kurias mes inicijavom pakankamai savarankiškai, kad jos iš tiesų yra tokios aktualios daugeliui. Tai vat kviečiu šiandien prisijungti prie aktyvesnio dalyvavimo. Tai ką reiškia aktyvesnio dalyvavimo, tai mes pradėsime mūsų šitą pranešimą, praktinės dirbtuvės, visa tai, koks bus formatas, iš tiesų priklauso ir nuo mūsų pačių, kaip mums seksis čia sudalyvauti. Ir dabar kviečiu truputėlį padėti visus daiktus į šoną, bent trumpam leisti savo sustoti visose įmanomose veiklose, ką mes darėme iki šiol. Tiesiog truputėlį pajusti bent šią akimirką savo kūną, patyrinėti, kaip vyksta procesai mūsų kūne be mūsų didesnių pastangų, kaip mes įkvepiam ir iškvepiam, pajusti savo kūno būseną. Galbūt galime atpažinti mintis, su kuriomis esame atėję į šitą praktiką ir užsiėmimą. Galbūt galime atpažinti, kaip mintis keitėsi šiandienos ryte. Sustoti kelių akimirkų pauzei tam, kad pajusti savo vidų. Galbūt galime išsikelti tam tikrą ketinimą ar intenciją šiam susitikimui. Galbūt galime išsikelti proto lygmeniu, tai yra galbūt ateina mintis apie tai, ką galima pasiimti, pritaikyti savo veiklose. Aš pakviesiu atsigręžti savo kūną, o jeigu pakviestumėm viso šio užsiėmimo, susitikimo metu sau būti kiek įmanoma lengviau, kiek įmanoma patogiau, vis stebint savo kūną, nugarą, pečius, kojas. Kiek mes dažnai jas būnam sukryžiavę ir įtempę. Jei pakviestumėm savo protą būti dėmesio koncentracijų ir tuo pačiu kūną būti kiek įmanoma patogiausiai pozicijai. Kaip tas galėtų atrodyti. Ir galime tada tęsti toliau. Tai pradėjau mūsų susitikimą nuo trumputės mindfulness praktikos. Jinai viena iš trumpesnių ir aš esu šalininkė
tos šiuolaikinės mokyklos, ką tai reiškia, kai pritaikom netgi mindfulness praktikas įvairiems organizaciniams poreikiams ir apie tai, kad net 2 minutės yra žymiai geriau negu 0. Ir pati esu baigusi Oksfordo mindfulness centrą, kur būtent gilinausi į organizacinį mindfulness kontekstą, tai kad adaptacijos galimos šiandien dienai įvairios. Ir mes kalbėsim apie tai, kaip visą tai galima pritaikyti coachingui ir kodėl pasauly tai tampa vis didesnė tendencija, be ko iš tiesų yra neįmanoma. Taigi, primenu, kas vėliau prisijungia, mes esam tarptautiniai coachingo savaitėj ir dalyvaujam kartu su viso pasaulio žmonėmis. Ir šiandien kviečiu pasižymėti, kviečiu patyrinėti savirefleksiją, įžvalgų pasižymėjimas yra viena iš kontempliacinių praktikų, viena iš augimą tobulėjančių, skatinančių praktikų. Tai yra, kaip būtent mindfulness gali pakeisti klientų rezultatus. Ir ta pirmoji dalis, kodėl net galėčiau išversti kitaip, kodėl neuromokslas taip myli mindfulness ir kodėl neuromokslo atstovai, tyrinėtojai, mokslininkai būtent kviečia atkreipti dėmesį į mindfulness ir ką mindfulness keičia tose smegenyse. Tai mes jau šiandien padarėm pirmąją praktiką iš mūsų šiandienos susitikimo. Tai yra truputėlį tyrinėjanti apžvalga savo kūno, savo būsenos. Ir tie, kurie galbūt mažiau susidūrė su mindfulness, bet su coachingu daugiau, tai turbūt atpažino, kad buvo nemažai klausimų kviečiančių tyrinėti. Jau yra viena bendra sąsaja, kad tiek mindfulness, tiek coachingas kviečia tyrinėti įvairius savo gyvenimo aspektus. Ir dabar kviečiu čiate parašyti savo patirtį. Mačiau pagal prisijungusius žmones, kad kolegas, kad yra tie, kurie ir coachingo specialistai, ir mindfulness yra mokėsi, bet mačiau kitus irgi, kad galbūt iš coachingo pusės, tai vat kviečiu tiesiog pasižymėti savo patirtį su coachingu ir savo patirtį su mindfulness. Na, pavyzdžiui, ten 2 metai M raidelė, 3 metai K, kad mes matytumėm tą platesnį žemėlapį ir galėčiau svarbiausia atpažinti tos žmonės, kuriem reikia daugiau informacijos, nes mes labai dažnai siekiame taikyti būtent mindfulness dėmesingumo praktikas gyvenimo būsenos gerinimui, komandų organizacijose gerinimui. Tai vat mes šiandien kaip komanda galim atkreipti dėmesį tuos, kuriem galėčiau suteikti daugiausia naudos. Ne? Tai reiškia ir pasižiūrėti kiekvieną iš dalyvių. Tai vat kviečiu pasižymėti, kiek esat pažįstami su mindfulness, o kiek su coachingu. Ir visiškai natūralu, kad jeigu kažkas bus mažiau su kažkuo susipažinęs, mes apie tai irgi šiandien pakalbėsim. Ir pranešimas šiandien mano ir praktika skirta tam, kad sudėlioti tam tikrus taškus. Taigi, taip pažįstama su abiem, ačiū Jurgitai. Su coachingu. Labai džiugu, kad yra abi praktikos ir aš vis ieškau atsakymų, ar mindfulness coachingas arba mindful coachingas tai gali būti atskira coachingo niša, kaip yra lyderystės coachingas, kuo tai skiriasi. Ir pamažu atrandu atsakymą, kad daugiau galbūt galima integruoti šitų praktikų ir kada mes daugiau dirbame terapinio coachingo kontekste, tai vienareikšmiškai būtent šitos praktikos mums yra labai stipriai padedančios. Tai coachingas gerai, tai einame tada toliau ir aš pasidalinsiu pagrindiniais tokiais punktais, vat, kad tarsi šiandienos
susitikimas leistų atsakyti šitą klausimą, tai kaipgi mindfulness gali padėti coachingui. Vienareikšmiškai yra ir atvirkštinis procesas, kad coachingas labai stipriai padeda mindfulness ir kada vat pati ėjau mokytis būtent organizacinio mindfulness, tai vienas iš atrankos klausimų tam, kad patekčiau į tą programą, buvo iš tiesų, kiek metų praktikuojate coachingą, kiek esate pravedę grupių ir panašiai, tam, kad suprasti organizacinę situaciją ir kad tie klausinėjimo įgūdžiai arba angliškai vadinasi inquiry mindfulness kontekste iš tiesų, na, kiek pažįstami ir kiek praktiškai naudojami. Gerai, ir taip. Ir truputėlį keletą akimirkų paskirsiu apie tai, kad susisteminti, o kas gi yra tas mindfulness, kurį į lietuvių kalbą mes verčiame kaip dėmesingumą, kaip verčiame dėmesingą įsisąmoninimą, verčiame kaip atidą. Ir pirmiausia, tai yra sąmoningas savo minčių, emocijų ir visų kūno pojūčių be jokio vertinimo. Dažnai tas be vertinimo tarsi, na, lietuviškam žodyne, kad nevertinu, tai yra neigiama prasme, bet iš tiesų tai yra buvimas be kritinio vertinimo, be iš vis vertinimo, ar tai gerai ar blogai, kad tiesiog priėmimas ir buvimas su tuo, kuo yra. Priėmimas viso to, kas vyksta su manimi, priėmimas viso to, kas vyksta, jeigu coachingo kontekste, su klientu, be bandymų kažkaip pakeisti, sukontroliuoti. Ir atviras smalsumas, tai reiškia, dar turim tokį terminą naujoko protas, tai kad mes smalsiai tyrinėjam, aha, o kas su manim vyksta? Dabar jaučiu įtampą nugaroj ir apie ką tai yra? Galbūt nerimas, galbūt didžiulė atsakomybė pateikti ir kad jūs suprastume taip, kaip aš norėčiau, geriausiu būdu. Ir gerumas sau, tai yra pakvietimas savęs išbūti tame momente ir toks virtualus tarsi savęs apkabinimas, suvokiant, kad galbūt tai dabar nėra pati idealiausia mano gyvenimo būsena, bet man jinai yra pakankamai prasminga ir aš su palaikymu sau pati galiu eiti į priekį. Ir tas duoda labai tokį didžiulį postūmį pakankamai greitai pereiti į atsipalaidavimo būseną arba į net nebūtinai atsipalaidavimo, bet tokią sąmoningą viso to, kas vyksta, priėmimo būseną. Ir primenu, kad jūs galite užduoti klausimus čiate, klausimus pabaigoj pakviesiu užduoti, kad iki galo gautumėt maksimaliai naudos, kiek yra įmanoma vat, šito susitikimo metu. Ir tie, kurie praktikuoja mindfulness praktikas, ilgainiui išvysto tą vadinamą atjautą. Atjauta tai nėra užuojauta ir nėra empatija. Atjauta tai vat būtent ir yra, kad aš priimu visą tai, kas vyksta be kentėjimo ir be įsipareigojimo kažką sukontroliuoti arba įeiti į savo ar kito būseną, jeigu ta būsena yra sudėtingesnė, ne? Kad vat, kaip pavyzdys, jeigu patiriu stiprias emocijas, aš galiu norėti nejausti arba klientas gali norėti nejausti tų emocijų, o priėmimas su atjauta, kad aš nekenčiu dėl to, kad aš atsisakau kentėti, bet aš sakau, kad tai yra, gali būti patirti įvairias emocijas šiuo metu, tokios, kokios jos yra, ir galime vėl sąmoningai atsiverti joms, smalsiai pasižiūrėti, o kas gi slypi daugiau, apie ką tai yra ir kodėl mindfulness praktikos yra labai stipriai apie kūno patirtis, kad kartais būna taip ir tie, kurie yra coachingo specialistai ar kitų
terapinių metodų specialistai gali atpažinti, kad labai sunku žmonėm būna įvardinti arba visas emocijas, arba tai, kas su jais vyksta, arba būna priešprieša tokia, kad turėčiau nejausti. O kada mes pradedam klausti arba tyrinėti, čia irgi toksai švelnus klausinėjimas, tyrinėjantis, o kas vyksta kūne, kurioj vietoj, apie ką tai yra. Ar ne? Tai iš tiesų labai dažnai paskatinam kito žmogaus ir savo paties sąmoningumą, nes atpažįstam, kurioj vietoj kūne yra apie ką tai susiję. Mes puikiai jau galim atpažinti, jeigu žmogus sako, nevirškinu šitos situacijos, arba jaučiu didelę naštą ant pečių ar ant nugaros, ar ant sprando, arba galva plyšta arba dar kažkas, tai yra ir kūno daug požymių, daug simptomų, ką mes irgi galime pabūti ir leisti žmogui atpažinti, kas su juo iš tiesų vyksta. Ir kartais pakvietimas į kūną leidžia greičiau jam pačiam atpažinti tuos tikruosius jo ketinimus, tikruosius jo poreikius, o ne tik tai, kas turėtų, privalėtų, galėtų ir panašiai. Ir kadangi esu kelyje į sertifikaciją ir pati dalyvauju įvairiuose mokymuose, tai išrašiau angliškai, bet pasakysiu lietuviškai apie tai keletas tokių raktažodžių, sąvokų, kur iš tiesų mes kalbame coachinge apie tai, bet tai yra ir mindfulness konteksto dalis, kad esamos situacijos priėmimas, buvimas, state of presence, buvimas tokiu ir taip, kaip yra čia ir dabar. Tai coachingo specialistui tai yra viena kertinių kompetencijų išbūti su klientu ir būti be savo istorijos. Being without your story, tai reiškia, kad priimti klientą toks, koks yra ir padėti sau, ne patarinėti, padėti sau tiesiog priimti, kad tai tas klientas unikalus, sąmoningumas, kliento palaikymas, erdvės išlaikymas su visom emocijom. Ar klientas verkia, ar susijaudinęs, ar matom priešpriešą, ar matom pasimetimą, pagalba išbūti su emocijom tiek kliento, tiek savo pačio, jeigu kaip coachingo specialistas kartais galime natūraliai pajusti, kad dabar viduje pasimetėm, kuria kryptimi vesti klientą, kokius klausimus užduoti, nuraminti klajojantį protą. Bet būtent kai yra tai įėjimas netgi pačiam į truputėlį į mini pauzę, tiesiog kelių įkvėpimų ir iškvėpimų arba leidimas sau įvardinti savo būseną ir emocijas, gali stipriai padėti klientui atpažinti, ką kitas žmogus jaučia ir ką jisai iš tikrųjų jaučia ir atverti save. Atsakomybė už veiksmus. Mindfulness yra iš tiesų, mes sakom, kad atsipalaidavimas yra pašalinė arba tiesiog papildoma reakcija, papildoma nauda, o iš tiesų pagrindinė mindfulness nauda yra sąmoningumas, yra išbuvimas su viskuo, kas vyksta. Tai ir čia yra labai stipriai atsakomybė. Jeigu aš noriu kažką veikti, daryti, ruoštis prezentacijai, mokymams, sesijoms, projektams ir panašiai, ir man kyla įvairios emocijos, vidinis kritikas, aš prisiemu atsakomybę už savo būseną. Aš galiu save pakviesti eiti tuo keliu, net jeigu man kyla įvairūs vidiniai trukdžiai. Aš galiu prisimti atsakomybę kažką padaryti su tuo, ar paprašyti kito žmogaus pagalbos rankos, kolegos, susitikimo ar panašiai, ar kažkaip bent jau sau įvardinti vietoj to, kad užsidaryti, išbūti tame toj situacijoj, kur nepadedu pats sau, ar ne? Ir tuo pačiu atpažinti, kiek tos intencijos yra mano, kiek tik apie tai, kad reikia.
atpažinti tikrosios situacijos momento pojūčius. O kas yra dabar, čia? Jeigu galvoj yra milijonas arba bent jau krūva minčių, kūnas jaučia įtampą, nes gyvena dažniausiai ateitim arba laiko praeities kažkokius dalykus. O kas yra čia ir dabar? Bent minutę, bent sekundę, bent akimirką. Pasiklausti, ką matom, ką jaučiam, kokia yra aplinka, spalvos ir panašiai. Ir tas išbuvimas mini pauzėj su savo emocijų, minčių atpažinimu, su potyriais sensoriniais. Iš tiesų žmogus būtent per sensorinius potyrius priima aplinkos pasaulio informaciją per akis, per lietimąsi odą, per garsą, skonį ir panašiai. Ir grąžinimas savęs ir kliento į tai iš tiesų padeda mūsų netgi nervų sistemai šiek tiek gauti informacijos, kad dabar viskas yra tvarkoj ir mes galime eiti toliau. Tada savirefleksija, nes pauzės kultivavimas, pauzės gebėjimas išbūti pauzėse, pauzė yra vienas iš irgi galingiausių coachingo metodų, tai yra neužbėgti klientų už akių, neduoti 10 skirtingų patikslinimų, o jeigu matome kliento mąstymo procesą, leisti išbūti ir tuo pačiu auginti savirefleksijos kompetenciją, kliento savirefleksijos kompetenciją ir priėmimas be teisimo, be kritikavimo, visą tai, kas vyksta ir būtent savo gal net dar dažniau, jeigu mes klientai išmokstame ir ateiname su tavo ketinimu, kad priemam toks, koks jis yra, ir turim tą coachingo poziciją, kad kiekvienas klientas yra autentiškas, unikalus ir su kiekvienu jau yra gerai ir mes padedam išryškinti tuos momentus. Tai svarbiausia ir savęs priėmimą, kad ir su mumis yra gerai ir tai, kas vyksta dabar, vyksta pačia geriausia linkme, pačiu geriausiu būdu, taip kaip įmanoma, nepaisant to, kokios mintis ir emocijos yra apie mus. Ir vat mindfulness duoda tą, ilgainiui praktikuojant, duoda tą galingą suvokimą, kad aš esu daugiau negu mano mintis. Aš esu daugiau negu mano emocijos ir aš esu daugiau negu mano savijauta, negu netgi mano būsena. Nes viena ar kita savijauta, jinai gali keistis, kaip ir daug kas gyvenime aplinkui keičiasi. Ir mes matom, jeigu asmeniniuose kontekstuose arba organizaciniuose, kalbant apie pokyčius, mindfulness viena iš tų praktikų, kad tie žmonės, kurie praktikuoja įvairias, ne tik meditacijas, mindfulness kontekste yra ir kitų praktikų, vizualizacijų, kūno stebėjimo praktikos, vaikščiojimo, meditacijos ir panašiai, tai lengviau priima pokyčius arba lengviau išbūti su pokyčiais. Būtent todėl įvairios pasaulio organizacijos, lyderiai taiko, jeigu ir savo turi coachingo specialistus, tai lygiai taip pat ir praktikuoja mindfulness praktikas įvairiai, kartais formaliai 20 minučių per dieną, kartais neformaliai. Esu girdėjusi istorijų, kad Bilas Geitsas indų plovimo praktiką ilgainiui pradėjo taikyti, kad netgi specialiai buvo atsisakęs indaplovės vienu metu, kad 30 minučių kiekvieną dieną grįžęs po darbų galėtų labai dėmesingai išplauti savo indus lėkštes susikaupusius per dieną, kad galėtų pereiti kitą būseną. Tai vat įvairiausių galimybių, kada mes išmokstame praktikuoti, kada sueina visi galai apie tai, kaip veikia šitos praktikos, kada turime tą vadinamą švedišką meniu ir jau jį turime, tai reiškia 1, 2, 3 esame išbandę, patyrinėję ir turime savo asmeninę patirtį. Kaip aš sakau, nereikia tikėti, reikia išbandyti, reikia patirti, reikia leisti savo pakviesti bent
4 dienas iš eilės pritaikyti šitą praktiką sau ir pasižiūrėti, o kas veikia, kas neveikia. Tai manoma, kad toks minimalus suvokimas atsiranda po 4 dienų ir jeigu kasdien taikant 20 minučių, 8 mindfulness savaitės mindfulness streso valdymui arba mindfulness depresijos prevencijai, ir yra įvairios kitos mindfulness programos. Iš tiesų per 8 savaites susiformuoja pakankamai tas įprotis, bet minimalus reikalingas, pavadinkim taip. Tai ką pastebiu Lietuvos kontekste, kad jeigu pasaulis pamažu eina link 9 savaičių, 10-12 savaičių, mūsų kontekste visko norime žymiai greičiau. Kaip, pavyzdžiui, konferencijos atsirado po 7 minutės, kur daro pranešimus, mes vis bėgame, lekiame, o pastebiu iš pasaulinio konteksto, kad netgi yra kvietimas, kiek įmanoma, lėtėti. Čia tas apie greitą lėtą mąstymą, net jeigu pasižiūrėtumėm, ar ne, kad nueiti savo linkme, bet įsisąmonintai, neužsisukant įkyriose nerimo mintise, kas dar nepadaryta, padaryti ir panašiai. Ir iš tiesų mindfulness, smegenys, mokslas ir coachingas, visa tai yra susiję. Ir viena svarbiausių minčių, ką neuromokslas patvirtina visais įmanomais tyrimais ir jau kokius 15 metų labai nuosekliai tyrinėja ir vis daugiau, ir iš tiesų viršija 2000 tyrimų iš įvairiausių sričių - kardiologų, neurologų, psichiatrų, neuromokslų, gastroenterologų netgi srities, jau neskaitant psichologų ir psichoterapijos, apie tai, kaipgi veikia mindfulness praktikos įvairias netgi smegenų dalis. Ir turbūt daugelis žino apie smegenų neuroplastiškumą, apie gebėjimą kurti naujus neuronų ryšius, kada mes mokomės. Tai būtent mindfulness praktikos yra vienas greičiausių arba efektyviausių būdų kurti tuos būtent naujus neuronų ryšius, nes yra labai daugybė tyrimų, kad pavyzdžiui, tos aktyvios smegenų dalys, kurios skatina turėti daugiau pasiekimų, būtent kurios atsakingos už dopamino išskyrimą, jos truputėlį tampa harmoningesnės, pavadinkim taip, o kitos dalys suaktyvėja ir ten netgi iki 11 sričių smegenų išskiriama, ir yra net kelių lietuvių neuromokslininkų pakankamai populiarūs straipsniai, kur įvardina kiekvieną iš smegenų dalių, kur mokslas savo tiesiog tyrimais užsidėję ir skanuodami žmogaus smegenis mato, kokios smegenų dalys suaktyvėja, kaip pasikeičia dažniai smegenų dalyse, kada iš tiesų žmogus ilgą laiką praktikuoja mindfulness. Ir ką čia reiškia praktikuoja? Tai reiškia, kad padaromi tyrimai prieš ir, pavyzdžiui, po 8 savaičių, po 2 metų praktikavimo, su sąlyga, jeigu žmogus tai daro nuosekliai. Ir aišku, kas labai dar svarbu amžėjimui, tai yra smegenų jaunatviškumo išlaikymui, tai būtent pilkųjų smegenų ląstelių turėjimas, tai būtent viena iš Parkinsono ligų arba atminties gerinimo išlaikymo būdų būtent irgi yra tos dėmesingumo praktikos, ir yra netgi lietuviškai išverstų knygų apie būtent smegenų neuroplastiškumą arba smegenų gebėjimą gydyti, kur aprašoma netgi tokių įdomių
patyrimų ir įrodymų, kaip žmogus su pakankamai nemažu tremoru rankose, kasdien darydamas, bet nuolat nuosekliai kaip medicininė priemonė tas praktikas sąmoningai ir jos truputį ilgiau tada trunka, geba savo nervų sistemą su tuo tremoru įvesti į žymiai palankesnę, tai yra labiau savarankišką, save aptarnaujančią būseną, kada iš tiesų jau tampa varginanti. Tai Alzheimerio irgi ligų prevencijai irgi manoma, kad tas stipriai padeda. Tiesiog matosi, kad žmonės, kurie tai praktikavo, kurie ne, tai taiko. Ir yra dabar viena mindfulness mokslininkė iš Anglijos, kuri pati turi lėtinę būsena irgi susijusi, tai jinai vis dar veda Rebecca Crane, vis dar veda mokymus, tačiau jinai yra pasakius, kad su jos būsena jinai nebegalėtų būti aktyvi, jeigu nepraktikuotų ir kiekvieną dieną pakviestų save praktikoje ir stabilizavimui. Ką dar svarbu žinoti apie tai, kad sumažina streso lygį ir pagerina emocinę reguliaciją ir savireguliaciją. Ir tai, aišku, padeda tiek mums, tiek klientams susitelkti geresnius sprendimus. Ar sprendimas priimtas spontaniškai, remiantis emociniu impulsu, emocinė reakcija, ar priimtas truputėlį sustojus ir įsivertinus kažkokias pasekmes ir kitus elementus. Ir iš tiesų smegenų skanavimo tyrimai būtent tai ir parodo, kad tos ryškios emocinės reakcijos, jos truputėlį susibalansuoja ir vėlgi žmogus iš nerimo, iš galbūt pykčio būsenos gali pereiti į labiau sąmoningesnę būseną, suvokiant sąmoningiau, apie ką tos yra emocijos ir kiek jos sprendimas gali būti paremtas tyrinėjimais, ilgalaikiam pasekmėm, o kiek iš tiesų impulsyviom emocijom. Nes vėlgi, ką sako neuromokslas, kad emocijos bando tyrinėti, per kiek laiko atsiranda žmoguje, tai sakoma, kad nuo 0,03 sekundžių iki 0,06 sekundžių. Tai praktiškai mes nepastebim tą. Tačiau yra sutariama, kad vis tiek emocija ateina paskui trigerį, paskui mintį, paskui kažkokį signalą, nors emocija yra žymiai ryškesnė ir tada žmogus galvoja, kad pradžioje jaučia, o po to, kad tik tai galvoja, nors iš tiesų kažkas sutrigerino, kažkoks pamatymas, garsas, išgirsta mintis, atėjusi galva mintis ir panašiai. Tai vat mindfulness praktikos pamažu leidžia greičiau pereiti tą būseną, kad aš atpažįstu, kas su manim vyksta, aš tiesiog bent jau pastebiu, kad esu emocijose, tada atpažįstu, kas vyksta ir priimu sprendimą, ką su tuo daryti. Ar galiu leisti save pakviesti ir būti tame. Ir tai visiškai yra natūralu ir sveika. Ar aš galiu tyrinėjančiai savęs klausinėti, ar tyrinėjančiai kliento klausinėti, kai aš pastebiu, kad klientas galbūt sako, kodėl čia uždavinėja tos pačius klausimus, arba aš nieko negavau, kas man yra svarbu, arba aš nebežinau, kas čia yra ir panašiai. Ir mes galim pajusti pačią įvairiausią emocijų skalę ir truputėlį kelias sekundės pabuvus toj pauzėj, iš tiesų ta kontempliacinė praktika tai yra, kad tai yra emocijos, emocijos nebūtinai esu aš, o aš galiu atsiremti savo kūną, kaip jisai sėdi, kaip nugara, jos yra tvirtumas. Aš prisimenu, kas yra mano stuburas, kad jį tiesioginė žodžio prasme turiu stuburą, kaulus, slankstelius ir panašiai. Galiu išsitiesti, galiu savo kūną į tą labiau asertyvesnę, tvirtabūdišką poziciją. Ir galbūt iš šitos pozicijos galiu kažko paklausti, ar kito žmogaus, ar savęs, ar man gali ateiti ta mintis, kur link pakreipti tą mūsų susitikimą.
Ir sprendimų priėmimą gerina, ką jau ir kalbėjau, ar ne, kad sėkmingesni tuo metu sprendimai, objektyvesni duomenys ir ypač jeigu mes kalbam kaučingo sesijose apie vertybes, apie misiją, apie viziją, ten be pauzių praktiškai neįmanoma, be nuėjimo į tam tikrą vizualizaciją, o ko link, vardan ko aš pasirenku tam tikrus sprendimus, arba netgi jeigu mes einame įpročių prasme, kad kas dažnai, pavyzdžiui, yra vakaruose, kaučingas tiesiog tam, kad pakeistumėm vienus ar kitus įpročius. Tai yra labai daugybė programėlių, yra net, aš esu darius mindfulness kaip psichikos sveikatos gerinimo apsų apžvalgą Lietuvos sveikatos ministerijoje. Ir iš tiesų beveik 85% pasaulyje egzistuojančių psichiniai sveikatai skirtų apsų turi coachingo elementą tam, kad būtų nuoseklesni ir geresni pacientų jau šiuo atveju rezultatai. Kodėl? Todėl, kad jeigu yra diabeto edukacija ir stebėjimas, tai žmogus turi stebėti, išmokti savo būsenas, jeigu yra rūkymo arba ten priklausomybių įveikos programėlės, netgi nėščiosioms, pavyzdžiui, Vokietijoje yra kompensuojama mindfulness praktika ir irgi yra tas vadinamos mental health coach, tai reiškia, kad žmonės, coacheriai, kurie padeda atpažinti savo būsenas, išmokyti stebėti savo būsenas, iki pačių paprasčiausių dalykų, tai yra depresijos prevencijos, galbūt nebūtinai paprasčiausių, bet tiesiog prevencija, streso įveika ir visų kitų dalykų, ten viršsvorio valdymas, nemigos kontroliavimas, visur, kur yra reikalinga iš tiesų žmogaus savirefleksija, stebėjimas savęs. Tai įvairiose situacijose, kada mes turime vat, ir perdegimo prevenciją arba išvedimą iš perdegimo, tai turbūt nei vienas negali susikurti naujų įpročių darbo ir asmeninio gyvenimo, nereflektuojant savęs, neatpažįstant, kas privedė prie to perdegimo, kokios yra pasikartojančios situacijos. Tai vat gaunasi, kad tam tikra prasme, jeigu mes dirbame kaip coacheriai su tam tikrais klausimais, ypač kas yra labiau susijęs su fizinės sveikatos būsena, psichinės sveikatos būsena, nebijokim šito žodžio, kartais mes turim emocinės sveikatos būseną pavadinimą, bet visam pasaulyje tai yra mental health, tai yra proto dar galima vadinti sveikata. Mindfulness praktikos, manyčiau, kad yra ne tik kad rekomenduotinos, bet ir turinčios būti, nes iš tiesų padeda labai stipriai vystyti ir kliento kompetencijos savęs atpažinimo. Fiziologinė būsena, jau paminėjau, kad iš tiesų kūno visas sistemos, kada žmogus atpažįsta širdies ritmą, kad man truputėlį dabar, kaip sako, širdies permušimai įvyko, iš tiesų kardiologai realiai sako, kad praktiškai nėra tokios fiziologinės būsenos, tai nėra liga, tai yra natūralus nervų sistemos įsijautrinimas ir tai viskas priklauso nuo mūsų nervų sistemos. Ir mes žinome, kad tai galima reguliuoti, pasirodo, kvėpavimu. Mūsų tuo, kaip sakyti, reptilijų smegenimis, kur mes turime kelias smegenų sritis, ar ne, kad kvėpavimą galima reguliuoti ir širdies ritmą lygiai taip pat, ar ne, kad galime balansuoti nervų sistemą. Aš tai visada stengiuosi vartoti tą žodį ne tai, kad atsipalaiduoti, bet balansuoti, nes kartais reikia kaip tik tai iš tokio astenijos sustingimo žmogui pereiti į aktyvesnę būseną. Ir vėlgi kvėpavimas gali čia padėti arba pasižiūrėjimas į kūno būseną.
Tai vat irgi pasižiūrėt, o kaip tai daro įtaką. Ir jeigu sako, aš vengiu kažkurių situacijų, pavyzdžiui, kad ir viešo kalbėjimo atrodo labai įprasta užklausa, kaip ten pagerinti viešo kalbėjimo įgūdžius, arba išdrįsti kalbėti, arba dar kažką turėti, ar ne? Nes ten prakaituoja delnai, kvėpavimas suintensyvėja. Ir kaučingo sesijoj mes galime sakyti, kad galim patyrinėt, o kada dar įvyksta tokios pačios panašios būsenos, tam, kad klientui per patirtį atrišti tą sąsają, kad kažkas vyksta su jo kūnu ne taip ir jisai kažko negali. Ar ne, leisti patyrinėti, kad jisai iš tiesų yra vairuotojas savo gyvenimo ir šeimininkas, ir pasirodo tų būsenų yra pačių įvairiausių. Apie atmintį ir koncentraciją, iš tiesų kognityvinės funkcijos labai stipriai atsistato, gal vadinčiau taip, kai kurių ir išsivysto, nes tikrai labai intensyviai ir išsiaugina, intensyviai dirbantys žmonės atranda, pavyzdžiui, mindfulness kaip tokį gebėjimą per trumpą sąlyginai laiką, pavyzdžiui, 20 minučių praktika iš dalies prilyginama 4 valandų tokiam darbiniui laikui, tai yra susikoncentravimu savo dėmesio. Ir iš tiesų, pavyzdžiui, teko turėti ne vieną klientą, kuris sako, man ten Wim Hofo metodas, kada lendu į ekstremaliai šaltą su ledukais vandenį, duoda tą efektą, susikoncentravimą 3-4 valandom maksimaliai darbui, bet nebeužtenka dienos eigoje, o kitas vėl lendu ir tada mažesnė koncentracija. Ir žmogus ko siekia? To dopamino efekto, kad vis būtų didesnė motyvacija, kad vis daugiau ir daugiau. Ir su tais klientais iš tiesų mokinomės, tyrinėjom, kaip pavyzdžiui mindfulness praktikos jiem galėtų padėti, kad ir turėti trumpesnius periodus koncentracijos, bet be savo kūno maksimalaus visų sistemų įvedimo į ekstremalias tas kūno patirtis, ar ne, kada į visiškai šaltą ledą, šaltą vandenį įeiti. Ir iš tiesų ne kartą ir ne du dalinosi kolegos, kada yra arba nemiga, arba sudėtingos situacijos, taip 20 minučių praktika iš tiesų duoda ir geresnę dėmesio koncentraciją vairuojant, prieš mokymus, pavyzdžiui, vedant, aš pati savo dažnai taikau, arba kitose sudėtingose situacijose, iš tiesų padeda tą dėmesio koncentracijai bent jau kažkuriam momentui, tam, kuriam reikia, sutelkti. Vat jeigu turim nerimaujantį klientą, jeigu patys atpažįstam, kad esam jautresni žmonės, jeigu patys nerimaujam arba kyla mintis, kaip aš čia susitvarkysiu, ar aš turėsiu naudos ir panašiai, tai bent jau mini praktikos ilgainiui iš tiesų gali padėti turėti geresnę savijautą ir geresnę tą norimą būseną, arba, pavyzdžiui, nutildyti vidinį kritiką, arba maksimaliai sutelkti savo dėmesį tam, kam reikia. Tai vat iš tų, kas čia dalyvauja, mane pažįsta ir turbūt pažįsta, kad nesu aš labai ten kažkoks super greitas žmogus ir panašiai, tačiau vat mokymų metu aš galiu būti visokia. Kada vedu mokymus, galiu ir labai greitai suorganizuoti erdvę ir dalyvius ir panašiai. Ir be šitų praktikų aš negebėčiau tai padaryti. Iš tiesų įvesti save į tam tikrą būseną. Ne? Galima naudoti įvairius metodus, bet vat, kada labai svarbu, tai vat, būtent mindfulness praktikos tarsi užtikrina
tą inkarą, kodėl dažnai sakom įsižeminimą, tai reiškia, kad tvirtai stovėti ant savo kojų. Arba inkarą, tai ta gerąja prasme, kad jeigu, sakoma, laivui yra saugiausia uoste, bet ne tam jisai skirtas. Ir kada jis išplaukia į jūrą, ta jūra nebūtinai bus labai rami. Kaip tik tai bus daug bangų, bus daug audrų. Ir inkaras kartais reikalingas, kad prabūti toje audroje. Tai vat mindfulness praktikos yra apie irgi tai. Dėmesio koncentracija, smegenų aktyvavimas. Iš tiesų, besiruošdama šiam susitikimui, atradau labai įdomų dalyką papildomai, kad netgi kada užduodami klausimai, magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai rodo, kad smegenys aktyvuojasi tam tikrose srityse ir būtent tai paskatinamas dar didesnis suvokimas ir atmintis. Ir vat gaunasi, kaip mes tuos klausimus, būdami koučingo specialistai, koučeriai, užduosim, su kokia intencija, su kokiu ketinimu, ar ne, kiek mūsų to susitikimai, sesijos bus pakankamai sąmoningi ir netgi pasakysiu dar daugiau, ką mes galime sau prieš tą susitikimą su klientu, kokią sau intenciją pasakyti. Ar noriu gerai jausti savo kūną, ar noriu būti su klientu taip, kaip įmanoma geriausiai, o galbūt noriu kažkokią kompetenciją ar net dvi pastebėti šių mokymų metu, bet tuo pačiu išlaikant maksimalų dėmesį į tai, ką sako klientai. Na ir yra tam tikros mindfulness praktikos, kurios netgi moko sąmoningo bendravimo, leidžia patirti, kaip išbūti maksimaliai tik tai apie tą žmogų, kurį mes matome prieš akis, net jeigu prieš tai turim kažkokių kitokių iššūkių. Pavyzdžiui, aš nesenai turėjau, kad ten sūnus laiko egzaminus, dukra irgi stoja į gimnaziją ir nebūtinai yra vien geri atsakymai ir turiu eiti pas klientus ir 2 minutės, 5 minutės pabuvimo su tuo atpažinimu, kad ką turiu su savim, kas yra, kas manęs laukia sekančią valandą, iš tiesų leidžia pereiti visiškai kitą būseną ir tarsi palikti už tos sesijos durų kitus dalykus, aš prie jų galiu grįžti, bet po tos valandos. Niekur jie irgi nedingsta, viskas tvarkoj, gyvenimas tęsiasi, bet tuo metu, kada būnu su klientu, aš galiu būti 100% apie jį. Ar ne? Ir vat kaip šiandien irgi pradėjau, kad galime palikti už sesijos, už susitikimo erdvės kitus dalykus tam, kad dabar pabūt maksimaliai čia ir dabar. Ne? Tai vat pamažu tą galima užsugdyti ir tai yra ne magija, tai yra ne ezoterika, tai nereikia burti nei iš rankų, nei iš žvaigždžių, nei iš nieko, o tai yra praktikuojama ir tai ilgainiui kaip treniruotė, šitie įgūdžiai, šita kompetencija anksčiau ar vėliau tikrai išsivysto ir 8 savaitės, kai vedu būtent mindfulness programas ir vat, planuoju šiai vasarai pasiūlyti ir organizacijom tas programas. Iš tiesų yra minimalus laikas, kada galima turėti savo asmeninę patirtį, nes mes einame nuo paprasčiausių praktikų, nuo suvokimo, kaip kas veikia, iki sudėtingesnių, tokių kaip išbuvimas su sunkiomis emocijomis, išbuvimas su savo kūno patirtimis. Aš turiu tokią asmeninę meditaciją, kad vidinio kritiko, išbuvimas su vidiniu kritiku ir kritinių minčių atpažinimas, kaip tas mus veikia. Ir vat, iš tiesų, tam, kad suprastumėm tą arsenalą, ką mes galime naudoti ir svarbiausia, ką sau galime naudoti.
Tai irgi dėjau dar vieną iš tiesų paveiksliuką, kad suvoktumėm, kad iš tiesų mūsų smegenys yra iš trijų tokių svarbiausių dalių, tai yra tos reptilinės, tada yra žinduolių arba gyvūninės ir yra tas kortekso vadinamas, kur žmogaus smegenys ir kaip būtent mindfulness praktikos jas aktyvuoja. Ir kodėl stengiuosi sakyti mindfulness praktikos, bet ne meditacijos? Todėl, kad čia labai svarbu atskirti, kad aš pati esu atėjusi mindfulness iš daugybės kitų meditacinių krypčių, ieškodama savo atsakymų ir transcendentinė reiki, ir teta healingas, ir Silva metodas, ir Sadonos, ir visi kiti, ir ieškojau pagrindimo, būdama jau coachingo senai specialistė, o vat kas veikia, kas neveikia, nes norėsiu kažko dalintis su klientais, bet kas nepagrįsta mokslu, renkuosi nesidalinti, tik tai savo išbandyti. Ir iš tiesų meditacija yra stengimasis pabėgti iš situacijos. Tarsi truputėlį įėjimas į transą arba į tą pakitusią sąmonės būseną, kur mes atsijungiam. Ir kartais atsiranda prieraišumas prie būtent tokių praktikų, nes tarsi jeigu turiu man nepatinkančią emociją arba situaciją, vat galiu ir nenoriu turėti jokių minčių, aš galiu eiti pamedituoti, tada pasijaučiu gerai, man patinka ta būsena, o po to vėl sugrįžtu į gyvenimą ir vėl man nepatinka, kas tenai vyksta. Kažkurį momentą visai neblogai ir dėl to daugelis tų praktikų veikia trumpalaikiai. O mindfulness praktikos tai yra apie tai, ką pradžioj sakiau, gebėjimas išbūti. Tai yra, kad tam, kad jaustumėmės taip, kaip norim, arba kiek įmanoma geriau, arba priimtumėm tai, kas vyksta, kartais neįmanoma nieko pakeisti ir tiesiog pakviesti save išbūti ir kitą pakviesti išbūti ir išbūti kiek įmanoma lengviau šitose sunkiose situacijose. Mes tarsi atmerktom akim padedam sau jaustis geriau. Mums nebūtina emocinės praktikose, nei ten būtinai užsimerkti, galima tiesiog primerkti akis tam, kad pajusti labiau savo vidų ar nukreipti žvilgsnį, pavyzdžiui, ten žemyn ar dar kažkur. Nes iš tiesų mes harmonizuojam tiek emocijas, tiek kūno funkcijas ir stengiamės mokytis būti tame gyvenime toks, koks jis yra, be noro pabėgti į kalnus, į pievas, prie jūros, į kažkokius ten žydruosius paplūdimius ir panašiai. Arba labai sąmoningai suvokiant, kad taip, ten yra galbūt perkrovimas, tai yra visiškai natūrali būsena atsipalaidavimui, bet vat, kaip dažnai būna su streso jaučiančiais klientais, arba atpažįstam, kad jau yra perdegimo jie kelioniai, kad atostogose gyvenu iš tikrųjų pasilsiu, o ne atostogose vėl kankinuosi. Ir naudos coachingo specialistui tai yra geresnis santykis, nes pauzės padeda klientui rasti savus atsakymus, tikslų siekimas efektyvesnis, susikaupimas, savęs pažinimas, koks aš esu kaip specialistas ir kaip žmogus visame tame. Ir mano stresas ir nerimas irgi sumažės. Ir jeigu aš po coachingo sesijos nešiojuosi dar savo klientą ir sesiją galvoj, ar aš galiu tam galbūt sąmoningai paskirti laiką ir pasižiūrėti, kas mane tenai trigerina, o galbūt jeigu aš grįžtu į šeimą ar kažką kitą veikiu, galbūt galiu pasakyti, kad aš galėsiu sugrįžti prie to, paskyrus tam tikrą laiką, kada būtent man yra svarbu. Ir naudos klientui, tai yra sutelkimas į dabartį, atsakomybė, tas neteisinantis vertinimas ir įgalinimas. Kad iš tiesų ne tik coachingo įrankiais, bet ir tuo priėmimu, atjauta apie tai, kad mes tiesiog galime
šią sekundę pabūti tokiais, kokiais esame. Iš tiesų, klientui labai dažnai tas padeda pasijusti ir priimtam, ir šiek tiek geresniai būsenai. Ir va tie bendri principai iš tiesų, kad turi ir coachingas, ir mindfulness, kur dar kartelį rodo, kad tos praktikos yra labai susijusios ir aš pati galvoju, kad geram mindfulness mokytojui, kuris veda grupes, kuris terapiniuose kontekstuose taiko šitai, tai tas klausinėjantis tyrinėjimas, gebėjimas užduoti tyrinėjančius klausimus yra viena irgi iš kompetencijų. Na, o coachingo specialistui būtent skatinti tiek savo, tiek kliento sąmoningumą, atsakomybę už mintis ir jausmus. Ir netgi kiti klientai pradeda juoktis, būna, sako, taip, aš dabar suprantu, aš pykstu. Ir dabar, sakau, tai ko norisi labiausiai atsistoti ir trypti kojom. Ne? Ir tai yra irgi labai gerai, nes atpažįsta savo vaikišką emociją ir viskas tvarko, jeigu tik tai tiek tai reikia, kad patrypti kojom. Ne? Tai tiesiog atpažįsta kūno irgi patirtis, susitelkimas į dabartį, buvimas be kritinio vertinimo ir įgalinimas. Ir dabar lauksiu jūsų klausimų. Nuo ko galima pradėti? Vat norėjau pabaigai, lauksiu jūsų klausimų, dar turime kelias minutės ir mes dar padarysime vieną praktiką. Tai nuo ko pradėti, jeigu tą mažiau taikome, tai yra dabar tikrai daug įrašytų YouTube įvairiausių praktikų, ką pasižiūrėti, bet nuo labai trumpo dėmesingumo pratimų, tai yra nuo kvėpavimo praktikos, tai yra sąmoningai pastebėjimo savo kvėpavimo ar kūno skanavimo. Ir beje, visai galėtumėm čia dabar galėtumėt pasidalinti, kokios pabaigai praktikos norėtumėt. Rašykit, kas kyla, čia nebūtina žinoti, bet tiesiog, ko norėtumėt ir aš pasistengsiu čia ir dabar, bet su tuo atviru smalsumu ir žaismingumu, ko yra irgi labai daug mindfulness praktikose, čia ir dabar pasiūlyti, ką galiu geriausiai. Taip pat pasirinkti tinkamas praktikas pagal poreikius, tai va tam reiktų turėti tuos instrumentus arsenalą. Tikrai yra sėdimoji meditacija, sudėtingų emocijų išbuvimo meditacija, kritinių minčių, ta vadinama praktika, kur kartais tikrai reikia padėti klientui atpažinti, kad jis yra užsisukęs savo mintise ir tiesiog paklausti, apie ką tu dabar esi iš tikrųjų. Ir intencijos. Intencijos labai galingas ginklas, arba ginklas gerąja prasme, arba įrankis, sakyčiau, kad ką aš save pakviečiu šiandienai turėti. Įsižeminimo praktika. Taip pat ir turim įsižeminimo praktiką, supaišymo praktiką. Tai gerai, ir mes einame tada toliau. Paprašysiu kolegės Vaivos galbūt nutrinti ten tą raudonus brūkšnius, bet jokio skirtumo. Vat mindfulness dar padeda išbūti su tuo visu, kuo yra. Gerai, tai dabar pakviesiu pajusti savo kūną, atsisėsti kiek įmanoma patogiau. Nors tą galėjome padaryti ir viso šio susitikimo metu, bet dažnai mums pritrūksta to signalo ar skambučio, kas padėtų. Galime pajusti, kaip kūnas tvirtai yra ant kėdės, fotelio, stovim ar gulim. Ir kokioj pozicijai bebūtų, galime pajusti, kad mūsų savastis yra daugiau negu mūsų galva, negu protas. Galime patyrinėti, o kaip mes dažniausiai jaučiame emocijas. Kurioj kūno vietoj, kokia ta emocija ryškiausia. Ir galime patyrinėti, kaip mūsų kūnas mums tarnauja. 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 Ir galime patyrinėti, kaip
kai kojos dirba savo darbą, bet kokiu atveju, ar mums sėdint ir vaikštant. Širdis plaka, kvėpavimas vyksta. Ir gal galime šiandien pakviesti save labiau pasirūpinti save. Gal galime užduoti klausimą, o kaip aš norėčiau geriausiu būdu praleisti likusią dienos dalį. Ką galėčiau savo palinkėti, pakviesti savo geriausiu savo būdu. Galime užbaigti kelis kartus įkvepiant ir iškvepiant. Jeigu mes įkvepiam 2 kartus ir iškvepiam 1 kartą ilgai, tai iš tiesų mes netgi mažinam savo nerimą. Tai va tokių praktikų irgi mindfulness kontekste mes turime. Tai ačiū Jums labai, kad buvote kartu. Čia yra mano kontaktai. Jeigu kam bus įdomu, kviečiu parašyti, susisiekti arba per socialinius tinklus. Ir ačiū, kad dalyvavot mūsų tarptautiniai koučingo savaitėj. Kviečiam į kitus mūsų susitikimus į Lietuvos padalinį ir į, aišku, pasaulinį padalinį, kad irgi galima, ten yra temų ir apie koučingą tėvystėj, ir apie organizacijas, ir apie kreditavimą, ir demo sesijų yra, kas angliškai jau supranta, tai dar daug labai laisvų laikų, šeštadienių, sekmadienių mačiau. Tai vat iki susitikimo, viso geriausio. Ačiū.